Sveiki. Berenkant šį vakarą savo žingsnius, gaunu žinutę, kur video, kur dalinimaisi, kur pradingau. Tai niekur nepradingau, nes mano istorijos, mano sūnaus iš tikrųjų yra pasibaigusios. Ir aš jau senai mūsų asmeninių neturiu ką dalintis ir mes jas išsprendėm ir jos nesikartoja, o jei kažkur kažkas, kaip sako, gyvenimas vyksta, kažką pajuntam, jau žinau, kaip susidėlioti, kaip susitvarkyti ir neišsiritulioja į nieko rimta praktiškai per 1-2 dienas. Mano dingimai laiks nuo laiko būna, nes pasakysiu šitaip, pirmus metus, kai pradėjau vartoti, kai pirmoje eilėje atsisukau į savo artimiausią ratą, į sūnų, į mamą, į giminę, į pačius artimiausius žmonės. Žinoma, pradėjau ir po to ir plačiau dalintis su pažįstamais, ir su draugais, ir su klientėm. Buvo kas tikrai labai greitai patikėjo, išbandė ir po šiai dienai turi puikius rezultatus, ką susitvarkė, kas po šiai dienai vartoja. Bet buvo tokių, kurie nepatikėjo, kuriem neįdomu. Tarp kitko, aš labai daug metų pati tokia buvau ir niekada nebūčiau pasakius, kad aš su kažkokiais vitaminukais turėsiu sveikatą, mano vaikas turės sveikatą. Niekada nebūčiau patikėjus ir kad aš apie tai kalbėsiu. Juokas juokais, bet gyvenimas mėgsta pajuokauti. Ir kažkaip, žinokit, kai žmonėm neįdomu arba kiti būna labai nudegę nuo kažko arba daug ką išbandę ir jau nebenori pasitikėti, kažkaip ir tos rankos nusvyra ir galvoju, ar reikia čia besidalinti iš vis. Aš atėjau dėl savęs, dėl savo šeimos. Mums be galo pasisekė, kad mums ta galimybė atėjo, mes ją pasiėmėm, nors aš visiškai netikėjau. Ir kažkaip nutyli, patys vartojam, kam reikia pasakom. Ir atsimenu, savo pirmą kelionę buvo į Ispaniją ir vieną iš konferencijų. Ir ten išėjo moteris, dalinosi, atsimenu, savo istoriją. Jauna moteris, nuotraukose buvo jos senosios, kaip jinai kodėl jinai New Life atėjo ir kokia šiandien jinai stovėjo. Tai buvo 2 skirtingi žmonės, moteris buvo jauna ir su dideliu be galo antsvoriu. Ir kaip jie atsirado kompanijoje, tai labai atsitiktinai. Jie, kai turėjo antsvorį, lankydamasi pas medikų, jai nustatė, dabar nenoriu apsimeluoti, buvo prieš 3 metus, ta istorija kažkur esu užrašius ir pasidalinusi, ar 3 auglius. Ir vienu žodžiu, ir iš po tų visų konsultacijų, kiek jinai kur vaikščiojo, jai buvo pasakyta, kad jos dienos suskaičiuotos. Kad ji iš po paskutinio apsilankymo pirmo taikiniu nuvažiavo kapinėse urnai vietos užsisakyti. Jos tokia situacija buvo. Jai davė kažkokį tai laiką ir kad padėti jai nėra kaip. Kaip jinai atsirado New Life, ką jinai sutiko, aš dabar taip nepasakysiu,
bet kaip ji dalinosi, sako, pirmas pusmetis mano buvo į dieną, ten daug reikėjo vartoti ir kaip jinai minėjo, sako, aš pirmą pusmetį, aš maniau, kad manim nori pasinaudoti ir pasipelnyti. Bet tik tiek, kad jinai neturėjo ką prarasti. Bet jinai laikėsi, kadangi pagal medikus gydytojus jai buvo diagnozė dienos suskaičiuotos ir neturėjo ką prarasti ir jos nuostabai po pusės metų nebebuvo auglių. Jų nebebuvo. Negana to, tik nepasakysiu nei per kiek laiko, nei svorį numetė, daug gražių įvykių ir jinai, sakykime, buvusi su dideliu antsvoriu, jinai šiai dienai, jinai už mane aukštesnė, gal per visą galvą, bet jinai tokio sudėjimo kaip aš ir gyvena toliau. Šiai dienai jinai labai garsiai, aš dabar nenoriu apsimeluoti, ar italė, ar lygtais italė, kad jinai labai garsiai dalinasi šitą žinutę ir žmonėm padeda taip pat atstatyti sveikatą ir panašiai. Ir po to antra buvo istorija, dalinosi ne tik medikė, nors kaip jinai akcentavo, kad jį gydo, nežinau, ar galiu čia taip pasakyti, bet sveikatina ir rekomenduoja savo pacientams tik tai Life produktus, maistinės medžiagas, tos vitaminus ir jie sako, visi grįžta. Sako, man čia per brangu, aš eisiu iš vaistinės. Gerai, sako, nueik, tu vis tiek rezultatų, sako, tokio neturėsi, o jeigu tu nori išspręsti, tau vis tiek reikės šitos vartoti. Ir kaip jinai sako, jie visi grįžta. Ir žinau, kad jinai net metinius skaičius minėjo, kiek per metus pagelbėjo žmonių, kaip sakyt, kiek išspręsta problemų, bet ne taip, kad tam kartui realiai išspręstos rimtos sveikatos problemos. Ir aš atsimenu, iš po šitos konferencijos aš sėdžiu ir galvoju, kodėl aš iš vis čia aušinu burną, kam aš čia ką įrodinėju, ar man to reikia. Ir aš atsimenu, parvažiavau ir galvoju, viskas, niekam, aš nieką nebesakysiu. Aš džiaugiuosi už save, už savo šeimą, už tuos, kas manim patikėjo ir viskas. Aš atsimenu, įtikinėjau, įrodinėjau, jūs pamėginkit, jūs vojatau. Ir išsivaizduoti dirbu. Ateina viena iš klienčių, o aš jau ne taip kaip pačioj pradžiai buvo, kai jau pradėjau vartoti ir tu žinai, tu čia mėgink ir panašiai. Ir jis sako, kaip tavo kelionė. Sakau, nesvarbu, labai gerai. Nieką nepasakosiu. Kaip supras, nepasakosiu. Sakau, žmonėm nereikia, neįdomu ir aš žinau, kur aš esu. Mes turim rezultatus ir aš sakau, niekam nieko nebenoriu nei pasakoti, nei įrodinėti, nei įtikinėti, nei nieką. Ir vis tiek kažkaip mane prakalbino, pasidalinu aš turbūt tos italės istoriją. Ir jin taip sėdži, aš kaip jai dienai atsimenu. Ir taip, kaip tai nesidalinsi? O tai iš kur tam žmogui žinoti? Tai jeigu taip jūs visi tylėsit, sako, tai kaip tam žmogui žinoti? Tai nesvarbu, ką kits negirš, bet atsiras, kas išgirsta. Ir aš atsimenu, ir man tiek vėl sumotyvavo ir taip. Ir aš taip iš tikrųjų ir pabanguoju, bet aš visą laiką žinau, dėl ko aš atėjau. Kodėl aš juos vartoju. Tai, o ar čia jau kažkas išgirs ar neišgirs, tai čia matyti kiekvienam savo laiku. Aš labai daug metų nesiklausiau ir tam tikras žmogus man atnešė tą žinutę ir esu be galo jai dėkinga ir šiai dienai suvokiu, kaip kiekvieną mes žmogų sutinkam savo gyvenime, ne šiaip savo. Ir anksčiau, ir jinai jau buvo pas manęs, galvoju,
kiek tų metų jau pas manęs lankėsi. Ir jinai nežinojo dar, neturėjo tos žinutės, bet per seserį atėjo iki jos ir tik paskui iki manęs. Ir kaip įdomiai viskas susidėliojo. Tai va, ir kažkaip vis paleidi. O kad įdomiai labai susiduriam. Aš pati tą praėjau, kai pradėjau vartoti, kai pradėjo daug kas tvarkyti su sveikata, su nervinė sistema, absoliučiai su galva ir daug kitų dalykų, aš pradėjau simuliuoti ir pradėjau taupyti. Ir taip, vartosiu, nevartosiu ir panašiai. Ir čia įdomus dalykas įvyksta. Nutraukus, sakykime, laikui bėgant, savijauta vėl grįžta į senas vėžes. Ir buvo tokie lūžiai, o tai ką aš dabar čia turėsiu vartoti ir panašiai. Tada pradedi domėtis, kame čia esmė, kodėl taip yra. Ir per ilgą laiką tik tai suvoki, ant kiek, kad ir grįžti, sakykime, prie, gal tą maistą pradedi kažką žiūrėtis ir panašiai, bet neįmanoma gauti tiek maistinių medžiagų. Čia į kiekvieną kapsulį sudėtos maistinių medžiagų koncentratai. Tai yra be galo stiprios ir galingos medžiagos. Ir koncentratai, sakykime, į karotenoido kapsulį įdėti 400 gramų vaisių daržovių karotenoidų grynos, kaip dabar sakyti, veikliųjų medžiagų, kurios organizmas atpažįsta ir savinasi ir naudoja, ir dėl to mes puikiai jaučiamės. O kad maistas, nežinau, tuštėja ir kas darosi, patys matom, sveikų vaikų su žiburiu nerasi, antsvoriai, jauni žmonės, apie vyresnius jau nebekalbu, seniau kažkaip būdavo, seneliai, kažkur kažkokias problemas, dabar pas jaunus žmonės senelių problemos sveikatos, apie vaikus, čia kai pradedi lįsti, kuo giliau į mišką, tuo tamsiau. Ir jeigu tu suvoki, kad tu norint gerai jaustis, tu privalai gauti maistinės medžiagas, nes kitaip tu griūni. Šiai dienai perdirbtas greitas maistas, maistinių medžiagų, nežinau, gal kažkam dar pavyksta jas išsaugoti, aš tai, žinokit, nebetikiu, kad gal dar tą obuolį sode užsiauginus, ar uogą, ar dar kažką, ne veltui jau kelinti metai iš ūkininkų ir vištas perkam, už kilogramą moku avos, dabar nenoriu pasakyti, bet žinau, kad kam čia keliems siūlių, tai sakė, tu tokį kosmosą moku. Taip, ne šiaip savo mokom, bandom dar kažkaip tai gauti tų maistinių medžiagų ir ne tik iš papildų, ne tik iš vitaminų. Į daug dalykų bandom atsisukti, tas neįmanoma per vieną dieną, bet ir suvokiam, kodėl aplinkui taip vyksta, kodėl pas vaikus didelės problemas, kodėl jauni žmonės su dideliom sveikatos problemom, o apie visus kitus, net gaila, kitą kartą pagalvoju, tikrai turbūt galėčiau pasakyti, dažnai pasijuntu kaip eksperimentinis triušis. Ir nuėjus į parduotuvę, kartais pikta pasidaro, bet nieko nepadarysi. Man pasisekė, kas nori, tam taip pat pasiseks. Tai va, niekur aš nedingau. Tik, kaip ir minėjau, mūsų asmeninės sveikatos istorijos, jos, kas mus lydėjo daug metų, jos pasibaigė. Šiai dienai, jeigu kažkur kažką, mes labai greitai susitvarkom, išmokom. Norit pamėginti, norit išlipti, parašykit, susisiekit, išmokysim. Ir, kaip pasakyti,
per seminarus, per visokius mokslininkų įrašus, per jų visą tą informaciją ateina ir ramybė, ir saugumas, ir suvokimas, ant kiek galingi yra maisto produktai, kurie turi maistinių medžiagų. Tik labai gaila, kad kažkaip pasaulis ritasi ne ten, kur reikia. Ir vis dėlto ne visiems mes esam nusispjauti, ne visiems svarbu parduoti. Yra dar pasaulyje žmonių, kompanijų, kurie seka ligų tendencijas, kurie bendradarbiauja su įvairiausiais institutais, ligoninėm, su įvairiausiais pasaulinio masto. Man, sakykime, tokia, kur nesidomiu tokiais dalykais, yra kosmosas. Tie patys mokslininkai, tie patys medikai yra, kurie surėmė petis į petį ir stebi jau daug metų tendencijas, stebi, kas vyksta, ieško įvairiausių išeičių, kaip sustabdyti, kas šiai dienai vyksta. Bet tik nuo mūsų priklauso, ar mes prisidėsim prie to, ar eisim su visais, su bendra mase ir negalvosim ir aklai pasitikėsim sistema ir panašiai. Tai gal verta kartais truputį į šoną pasukti, ne viską aklai, kas mums taip lengvai paduota, ne viskas yra jau taip gera ir saugu ir panašiai. Tai va. O stengtis kažkur kažką dar pasidalinti, gal apie pačius produktus, gal apie... bus matyti. Tam kartui tiek, o tą galimybę, jeigu kirba, pamėginkit. Aš visada sakiau, aš visada spėsiu į tą traukinį, iš kurio išlipom. Visada. Tos durys visada atviros. Ir mano šeima, ir mano artimieji visada ten spės. Tos durys nuo pat mano mažų dienų atidarytos. Tik tai labai gaila, kad tas traukinys veža ne į sveikatą, o išdrįsti eiti truputį ir pagalvoti kitaip negu dauguma nėra paprasta. Nėra paprasta ir aš pati per pusę metų, žinokit, daug išgyvenau ir man čia daug kas vyko ir naktim sėdėjau ir kabinėjausi ir ieškau įvairiausios informacijos ir skaičiau ir labai daug uždaviau klausimų ir ačiū Dievui labai daug gavau atsakymų ir šiai dienai turiu tą, ką turiu. Esu be galo laiminga, kad esu kartais be galo užsispyrusi. Tai linkiu, jeigu bent viduj kažkas kirba, pamėginti. Bet nedarykite klaidos, kad čia buteliuką išgėriau ir įsivaizduoju, kad čia nėra stebuklingos piliulės. Piliulės stebuklingos nėra, bet kad maistinės medžiagos mūsų organizme, mes iš to gyvi, tai yra faktas ir šiai dienai mes galim gerai jaustis, taip pat faktas. Dar noriu pasidžiaugti, turim begalės sportininkų, kurie taip pat jungiasi, tarp kitko kompanija yra be galo atsisukus į sportininkus, absoliučiai pasaulyje labai daug remia sportininkų ir labai džiaugiuosi, labai ir pas mus atsiranda ir jau suvokia, kiek tą, ką jie iki tol naudojo, kiek nu žodžiu. Noriu daug pasakyti ir vienu žodžiu. Džiaugiuosi, kad žmonės atsisuka, kad mėgina, lipa lauką ir mūsų daugėja. Ir niekur aš nedingau ir aš nedingsiu. Aš tikrai nedingsiu. Aš nenoriu net pagalvoti, jeigu jų nebūtų. Aš net nenoriu pagalvoti. Gražaus vakaro jums, iki malonaus.